Sveiki, laba diena, bendra taro prognozė spalio mėnesiui ožiaragis. Pasižiūrėkime, koks taigi ožiaragių mėnuo. Tai yra bendra taro prognozė. Netiks visiems, bet kažkam tai galbūt tiks ir patiks. Tiesiog tai bus jūsų. Gerai, pasižiūrėkime greitai. Kokiosgi energijos, savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas, staigmena ir naujiena. Vis dėlto spalio mėnesį ožiaragiam bus kažkokios tai kliūtis ir iš tikrųjų reikės kad kliūtis pašalinti, reikės priimti sprendimus. Va būtent tokios energijos, kad bus galbūt kažkokios va būtent problemos, kurios išlenda būtent spalio mėnesį. Ir vis dėlto reikia priimti sprendimus, kad pašalinti tas kliūtis, pašalinti tas problemas ir visa kita. Dabar savijauta, va būtent savijauta, ožiaragiai vis dėlto jie mato kažkaip viską galbūt iškraipytai, galbūt realiai nemato situacijos. Be abejo, galbūt sunku matyti realiai situaciją dėl kažkokių tai priežasčių. Ir va būtent atrodo, kad kažkokios tai paslaptis, kažkur tai kažkas tai meluoja, kažkas tai kažką tai daro, suprantat, va ta savijauta neaiški, kaip sakant, nėra aiškumo. Ir va būtent galbūt net nežinai, kaip elgtis, ką daryti, nes tiesiog neaiški situacija, o tokia savijauta. Finansai. Finansuose be abejo ožiaragis mėgaujasi gyvenimu, jisai dirba, užsidirba, jisai gali sau leisti, jisai gali pasimėgauti savo gyvenimu, galvoja apie save. Būtent spalio mėnesio ožiaragiai galbūt, jeigu kažkokie pirkiniai bus, kažkas kažkur tai susijęs su finansais, be abejo tai bus susijęs su tom, kad ožiaragis galvos apie save, kaip jam geriau ir ar jisai to daikto nori, ar jisai to pirkinio nori, žodžiu. Spalio mėnesį ožiaragis galvoja apie save ir mėgaujasi gyvenimu. Tai kokios bus finansinės išlaidos ar kažkas, tai būtent dėl to, kad ožiaragis šito dalyko nori. Jeigu jisai valgo kažką, jisai būtent valgys tai, ką jisai nori, pirksis tai, ką nori jisai. Tiesiog, kad jam patinka. Žodžiu, finansai be abejo, ožiaragis galvoja apie save. Dabar asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, vis dėlto arba tai gali būti vienatvė dviese, vis dėlto kažkas tai nutolsta, galbūt iš ožiaragių gyvenimo, arba vis dėlto patys ožiaragiai galbūt nutolsta. Nutolsta, nes iš tikrųjų toksai galbūt ir yra gyvenimo momentas, kad va ir ta savijauta, kažkokios paslaptis, neaiškumai, galbūt tiesiog tas nutolimas ir yra, kad va būtent ožiaragiam reikia suprasti, reikia priimti išmintingus sprendimus. Čia, kaip sakant, šnekam apie atsiskyrėlį. Žmogus atsiskiria, kad jisai pabūtų truputėlį su savimi, susivoktų ir, žodžiu, pasielgtų išmintingai. Nes čia vis dėlto atsiskyrėlis tai yra išmintis. Tai va, žodžiu, ožiaragių gyvenime vis dėlto gali būti, galbūt tai žmogus tiesiog nutolsta, bet žinot, va tas atsiskyrimas, tai vis dėlto šnekam apie šeimą, apie materialų pasaulį, apie šeimą, giminę, galbūt va tiesiog nutolimas truputėlį nuo šeimos, nuo giminės ir būtent susivokimas galbūt savyje, būtent, kad va ta sėkmė, kad vis dėlto sėkmė atsisuktų į ožiaragį. Tai ta prasme, kad va galbūt teisingus priimti sprendimus, tiesiog vandenis vis dėlto truputėlį atsiskiria dėl to, kad nelabai kažką tai ir suvokia. Dabar darbe vis dėlto ožiaragiam reiks priimti kažkokius tai sprendimus, ar jisai turi kažką keisti, galbūt va darbinėje srityje turi kažką tai keisti, dėl kažkokių tai priežasčių, va būtent
dėl asmeninio gyvenimo, dėl kažkokių tai asmeninių dalykų, tai tiesiog galbūt reikia kažką tai keisti darbe, darbo valandos, darbovietę ar dar kažką tai. Ar paliekam viską taip, kaip yra. Tai va vis dėlto kažkoks irgi bus toksai sprendimas, kad kažką tai, kaip pasielgti toliau, taip? Nes va būtent iš tikrųjų darbe, toje srityje ožiaragiai jaučiasi saugiai, stabiliai, bet galbūt yra kažkokios tai kolegų kažkokie patarimai, kažkas tai kažkur tai kažkokia informacija, ta kova su nematomais priešais. Tai va vis dėlto kažkokie va, kažkas tai iš išorės tiesiog trukdo ožiaragiams, bet iš tikrųjų tai jie yra stabilūs. Tai gal dėl tos priežasties, galbūt kažkokios konfliktinės situacijos su kolegom, žinot, kaip kolektyvas kažkoks, tai taip, nu, va, galbūt ir va, ožiaragiai tiesiog galbūt galvoja kažką tai, ar kažką tai keisti, ar vis dėlto, žinot, kaip sakant, tas keitimas, galbūt reikia pašnekėti su kolegom, reikia paaiškinti situaciją, nu, žodžiu, ties pasirinkimas toksai. Dabar staigmena ir naujiena. Žiūrėkit, vis dėlto staigmena, jinai visai netikėta, nes tai ir be abejo tai yra staigmena. Ir kas buvo stabilu, kažkokioje gyvenimo situacijoje, kas buvo stabilu, viskas subyrėjo. Ir be abejo, tas va stabilumas, atrodo, žinot, kaip žmogus yra šeima, daleiskim, nu ką, sukūriau šeimą, viskas šeima bus iki gyvenimo pabaigos ir visa kita. Šuo, katė, vaikai ir viskas eina tokia nusistovėjusia vaga. Bet va būna kažkas gyvenime, tiesiog tas stabilumas dingsta. Nes labai dažnai mes susiplanuojame savo gyvenimą, kad va, kada vaikai užaugs, tada jie ten važiuos mokintis, studijuoti, mes tada tą pasidarysim. Ir paskui gaunas, kad vaikai užaugo, jie ten nenori važiuoti studijuoti ir viskas mums subyra, mūsų visi planai, visas tas stabilumas, ko mes tikėjomės, kaip mes gyvename, jisai mums subyra. Bet tai yra neišvengiama. Tai va, kažkokia gyvenimo sritis, va ta staigmena, be abejo, tai bus netikėta ožiaragiams, jinai subyra. Jinai subyra nes tai buvo neišvengiama. Žinot, va šitas subyrėjimas tai yra neišvengiama, vadinasi, tai yra pribrendę, tai turėjo įvykti. Nes kartais savaime taip gaunas, kad gyvenime kažkas tai turi išeiti iš mūsų gyvenimo. Čia nešnekam apie žmones, vien tik tai šnekam apie situacijas, apie mūsų gyvenimo netgi įpročius kažkokius tai. Ar dar kažką, jie turi mus palikti. Kaip galima sakyti, kaip ir apsivalymas. Kas mums jau nereikalinga, kas mums trukdo, kas mus traukia žemyn, tiesiog išnyksta iš mūsų gyvenimo. Ir, žodžiu, va šitas dalykas buvo neišvengiamas, tai yra be abejo, tai yra staigmena. Ir va būtent ta naujiena, kad kažkoks tai gyvenimo etapas prasideda iš naujo. Žmogus pradeda viską nuo nulio. Va būtent kažkokį gyvenimo etapą, kažkas buvo stabilus, saugu, jisai subyra ir nori, nenori, žmogus turi pradėti viską iš naujo. Nes nebus taip, kaip buvo anksčiau. Dabar pasižiūrėkime, ožiaragis, į ką turi atkreipti dėmesį spalio mėnesį. Tai galbūt vis dėlto tas žmogus nutolęs. Galbūt va netikėtai kažkoks žmogus nutolo iš ožiaragio gyvenimo, išėjo ir be abejo tai yra staigmena, netikėtumas, nes mes įsivaizduojam, kad niekur jisai nedings. Suprantate, ir tada ožiaragiam reikia pradėti viską iš naujo, išmokti gyventi be to žmogaus. Čia kaip pavyzdžiai tik. Į ką atkreipti dėmesį spalio mėnesį. Žiūrėkit, vis dėlto tas įvykis jau jisai vyko. Tas įvykis tikrai nėra naujiena, jau jisai vyko, bet tik tai galbūt va patys ožiaragiai nesitikėjo, kažkaip tai, nu, žinot, kaip sakant, būna, kad netikė. Ai, kas čia bus, nu, kas čia ką padarys. Ir va būtent tas impulsas čia ir dabar.
taip ant karšto. Tai vis dėlto, jeigu ožiaragiai kažką galvos daryti ant karšto, ant impulso, tai galbūt vis dėlto pagalvokit gerai, arba tiesiog supraskit, kad ant karšto galite daug ką pasakyti, daug ką padaryti, bet tada tas veiksmas turi eiti į priekį. Tada reikia viską eiti į priekį, ne taip, kad pasakiau ir rytoj pasigailėjau. Ir iš tikrųjų tai tokia situacija ganėtinai įtempta, arba vis dėlto ta žinutė, ta naujiena yra. Ir vis dėlto, jeigu tas impulsas, va kažkokia tai naujiena, kažkas tai kažkam tai kažką pasakot, arba kažkas va būtent ta staigmena, kad jum kažkas tai gyvenime kažką tai atsitiko, taip, va būtent ta kažkokia nauja pradžia, kažkoks tai naujas atgimimas, naujas gimimas, va būtent kažkas naujo. Atminkit, tai ta pradžia reikės daug įdėti jėgų. Tai tikrai nevyks viskas labai greitai. Reikės jėgų, reikės energijos, kad rezultatas būtų, bet va būtent yra geros galimybės. Bet vėl, magas, turite galimybės visas, tik tai reikia pasižiūrėti, kokiam galimybėm jūs pasinaudosite. Ir jeigu tai yra šita žinutė jum nelaukta, kad kažkas iš jūsų galbūt gyvenimo išėjo, atminkite, tai yra nauja pradžia, tai atgimimas, va būtent tas nuliukas, tai naujas gimimas jūsų yra. Be abejo, reikės jėgų, reikės laiko, reikės tiesiog žmogui fizinės jėgos ir dvasinės, bet jūs turite visas galimybės. Jūs galite susikurti savo gyvenimą, jūs galite savo kažkokias gyvenimiškas situacijas susikurti, kokias norite. Galimybės jūs visas turite. Tik tai priklauso, ar jūs jomis pasinaudosite ir kaip pasinaudosite. Nes be abejo, tai vis dėlto kažkokia netikėta, kažkas tai netikėto, ko nesitikėjote, galima sakyti, jūs ir nužudė, bet tai be abejo yra susijęs su šeima. Tai yra susijęs su šeima. Bet tai yra naujas gimimas, kad va ta pabaiga, kažkoks įvykis, kuris baigėsi, kažkas netikėto. Vis dėlto tai yra ir nauja pradžia. Tai yra nauja pradžia, žinokit. Tai jeigu vis dėlto ožiaragiai kažkas jūsų gyvenime pasibaigė netikėto, kažkas skausmingo, visa kita, va būtent turite suprasti realiai situaciją, visa kita, galimybės yra geros. Žinot, kaip sakoma, nėra to blogo, kad neišeitų į gerą. Tai va būtent galbūt ir yra tas momentas, kad jūs atsikratote būtent žmonėmis, situacijomis, kurios tempia jūs į apačią. Kad galbūt ir atrodo skausminga, netikėta, kaip viskas bus, bet iš tikrųjų tai gali būti jūsų naujas atgimimas. Bet be abejo, reikia patiems tai suvokti, reikia patiems tai suprasti ir veikti, nes jūs turite galimybės visas. Tad sėkmės jums ožiaragiai, ačiū, kad buvote ir iki.